Ką dar čia reikia atjungti? Na va, išplėšėme tą varikliuką. Galvojau palikti, bet vis dėlto nusprendžiau išimti dėl va tokios va būsenos. Matote va, jau čia įvykė korozija. Jau laiko klausimas, kada pro čia leisa. Čia oksidavėsi ir pakėlė dangtelį. Čia bandysime sardyti. Arba neišsardysim, čia gal kniedės. Žodžiu, reikalų bus, matau aš jau čia. O šitas pats reikalas kainuoja 300 eurų. Naujas. Originalus. Tai nežinau, ką čia daryti. Jis matau, man kažkiek leidęs jau. Patikrinsim, ar veikia iš vis. Tokie reikalai. Tokie reikalai. Bėda. Bėdelį. Ką atskėlėme šitą vožtuvėlį, kaip čia jis vožtuvėlis, tarsi siurbliukas, kažkas tokio prie pečiuko. Ir, žodžiu, nieko gero. Jis visas yra pabiręs realiai. Magnetinis kažkoks tai kaip ir vožtuvas, fibra net subyrėjus visa. Spyrauklytė, kur viduje yra. Irgi išvargus, išlūžus. Žodžiu, nieko gero, teks užsakyti naują. Nesabejoju, ar rasiu kažkur panaudotą, bet manau, tokį patį nusipirksiu. Truputį googlinau. Radau aš pigiau pakaitalą. Kaina 180 eurų, manau, dėl tiek išgyvensim. Reikia, žodžiu, pasileis kondiškę pilnu pajėgumu, kad veiktų. Vasarą jos reikės tikrai. Tai pastebėjau aš. Kai važinėjau su universalu po Europą, Chuliganka universalų kondiškiai veikia. Aišku, buvo ten gedimų. Jie yra sutvarkyti. Ir tiek žinių. Ką? Užsakom detalę, laukiam, o dabar leidžiu žemyn. Vyšnių, nes darbai po juo visi yra baigti. Na ką? Verdėsi diena, praėjo biškį laiko. Sveiki, kaip sakant, vėl iš naujo. Šiandien tęsėme temą. Buvau, ką tik matėte, senąjį vožtuvėlį ir šiandien aš gavau naują aftermarket. Bet to prieš tai, čia kol tavos kelios sekundės video ėjo, aš daug reikalų pasidariau. Kažkiek pradėjau tvarkytis garažą. Įsitempiau iš kampų visas dėžes su varžtais. Sakiau, susirūšiuosiu, nes žiūriu, perku varžtus. Bet šiaip aš jų gal ir turiu, bet nežinau, ką turiu, kaip sakant. Žodžiu, darausi inventorizaciją chuligankių detalių. Mini tokią. Taip pat kažką prisimenu, įdedu į 3.6, pastačiau ant ratų vyšnių ir šiandien tokia diena, kad dėsime šitą vožtuvėlį. Tai va, grįžo jis man, kaip matote, kažkiek skiriasi. Čia yra originalus, mes jį sardėm, o čia yra aftermarket, bet analogas ir BMW rodo bent vaizdas pagal kodą irgi
magnetinį didesnį. Čia gal šiuolaikiškesnis jisai. Tai va, vizualiai žiūrint, jie yra panašus, bandysim dėti, turėtų viskas tikti. Apie kainas tai aš patyliu. Aišku, galėjau čia dėti tokią zagluškę, vadinamą užkištą skylę, kad pratekėtų antifrizas ir viskas paliktai, bet nusprendžiau nupirkti naują, jis kainavo 180 €, jisai yra aftermarket kokybės, bet tipo kokybiškas analogas, matysim. Aišku, čia man užteks, kiek aš čia su juo važinėsiu, gal ir parduosiu, nežinau, bus matyt, bet manau, atlaikys jisai man šįmet. Galbūt su vyšnium mes keliausime po Europą, nežinau. Jeigu spėsiu šį pasileist, viskas tvarkau su juo, pratestuosiu, pavažinėsiu, tada gal su juo važiuosime po Europą. Tai va. Bet tai čia kita tema. Dar pakalbėsime apie tai. O dabar, ką kimbame į darbus, susitveriam vožtuvą, prijungiam žarnas, ir pilam antifrizą ir bandom kurt. Dabar žodžiu buvo taip. Galvoju vis tiek čia tos dalys eis ilgai, tai užsisakiau ir originalės gumytės. Štai jos 2, aišku, dar vienos reikės. Bet tuo pačiu nuleikiau į kai kurias parduotuvės ir susiradau pagal matmenys. Aišku, ten tie matmenys pabėgę, tarpiniai sukepę. Bet tikrinsim dabar, kaip čia kas. Žodžiu, maniškės originalios visiškai beveik skiriasi nuo kurių aš pirkau. Matau, biškį diametras iš akies matosi skiriasi. Ėmiau 2 rūšių, biškį storesnės ir plonesnės. Tai va tai. Kažkiek ir skiriasi jos. Aišku, čia susispaudžia ta guma ir čia nieko man neatsitiks. Žodžiu, gavosi, kurias aš pirkau, tai originalios yra per vidurį toks vidurkis. Tai va, tai nežinau, dėsiu originalės, bet dar vienos trūks, kažkurie dėsim. Taip, toliau. Įsardom tada šitą vamsduką ir dedam ant aftermarket. Čia įdomiau žiūrom. Net yra padaryta, va, gal matosi iš šeimos, kad bet kaip vamsduko neįkištum. Žodžiu, kryptis liktų tokia, kokia priklauso. Čia viską BMW apgalvojęs yra. Tai va, tikrinam gumytes. Kurią čia palikt. Šitą dedu gal plonesnė. Gal storesnė dėt. Labai laisvai sudėjau. Vis dėlto dedu šitą. Žodžiu, tos pačios verždės netinka. Čia giliau išfrezuota, o čia visai neišfrezuota. Reikalai, kažką kaltūrysim. Čia, žodžiu, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių. Ten išfrezuota yra, žodžiu, nepilnai, kaip nepilnai apvaliai, tai šitie kampai neleidžia įlyst giliau.
Tai reikės dabar šitos mažos veržliukės kampus nufrezuot. Imsim savo įrankį, bandysim. Žiauru. Aš kaip pagalvoju, tai būna žiauru kartais. Gerai, kad dar įrankis. Jeigu įsivaizduot, va kampuką reikia nupjauti. Kodėl chaltūrinu? Nes į tą skylę veržliukį paprasta netelpa. Žiūrim, ką turim. O, viskas tiko. Ėjo. Oje. Ir va tokį dalyką išmuša iš vėžių kartais. Standard. Įrankis tai superinis. Tak. Karšta dar. Viskas liuks tiko. Na va, pasigavo strėgiai. Viskas kaip ir liuks. Užveržiam. Veržliukę nusakiau kišiu, bet per stora, jinai ką šiandien nešlifuosiu veržlys. Aišku, būt bėda reiktų šlifuoti. Na va. Tarpinį ir pranyko kažkur. Išsilupo pečių, sakau, gal uždėsiu žarnas, paskui pečių įkišiu, bet turbūt čia, o tu, ką aš čia pripyliau, ai, nesau. Bet matau, kad taip neis, va, kėbuliai maišų. Naudojam originalias gumytes ir dirbam. Biškį ten džiojau susideda. Tikiuosi ten neleistas. Atrodo užsispaudai, bet... Kaip čia turi būti, turi šiandien. Tas į viršų. Tai šitas pirmas kišasi. Šitą nenoriu nuimti, kad nepabėgtų man. Opa. Įsidėjom. Startą turim kažkokį. Užsiveržiam. Ir čia vienas neišpūtina, ne. Tai žodžiu taip. Dabar tveriu taip. Išsėmiau pertvaros gumą, nes nesuvaldau aš ten tų vamzdukų. Įsidedu savo ramiai, įsitraukiu pečiukų radiatorių. Įsikišu vamzdukus. Prisiveršiu aš dabar juos. Kišu pečių į vietą, visas pasislenka porą centimetrų. Dedu gumą iš anos pusės. Ir dar papildomas laikiklis yra, kad neįdėtų, neįsilaužtų iš pečiaus abudu tie vamzdukai. Ir viskas.
o ardymas atvirkščias. Žodžiu, kažkam reikės ir bus įdomu, pasižiūrėsit šitą video, daugmaž matysite eiliškumą. Tai va, judam toliau. Kadangi aftermarket magnetas didesnis, tai realiais vieta jau ne vieta, mes ją išėmėm, nes maišo nieko kitaip įdėti. Tokie reikalai. Čia kažkur užkišimės ją ir viskas. Dzin. Dirbam toliau. Odinius salonus atsirink, nes ant kilimo bėga viskas čia. Bet jau viskas išeinam į tiesėje, kaip sakoma. Ką ten prisukom, dedam žarnas, va, užsukam pamatus, pilu antifrizą ir stebėm, kas čia bus. Jau čia supilu viską ir palieku. Šiai dienai pabus pastovės, gal nusiorins kažkas, gal ne, matysim. Ką žinai, viską priverčiau. Šiandien tiek padirbėjom, žodžiu, darbų padarėm. Pečių tą susitvarkiau pagaliau, tikiuosi neleis. Ačiū, kad žiūrite, kad stebite, kad įdomu jums chuligankės ir ne tik chuligankės, bet ir kiti modeliai. Dirbame toliau, bet kaip matote, po biškį vis orai gerėja. Lysime į lauką, pasivažinėjimai bus po įvairius miestus, kaip ir minėjau, važiuosim į Latviją, Estiją, Lenkiją ir nesakysiu dar kur, bus ilgesnis tripas. Viską pamatysite pas mus. Sekite, subscribinkite. Iki.